Sveiki, esu Alfredas iš kubilas kieme.lt. Štai esame pas klientą, turi gražų linkojantį leptelį, paskui galėsime užlipti mes ant jo. Ir atrodo teritorija va taip, gražiai. Pirtelė pilmoji, šiltnamis ir kuriam kubiliuką. Dūmai rūksta kaip pašėlę. Kubiliukas irgi pilasi. Tik biški gaila, kad labai daug žuvies šiam prūdė ir labai drumzlinas vanduo. Tad kubilė net suliuko nesimato ir tiesiog pilasi kubiliukas. Smagu. Ugnelė matosi gražiai dega. O aš pabandysim atidaryti. Ohoho! Net garo, galėsim paskui iš šašlykus išsikepti. Tad. Stikliukas užžia. Smagu. Gražu teritorijai. Labai faina, smagu. Viskas. Ką jums dar papasakoti? Iš tikrųjų, pagrindinis medinio kubilo minusas, kad jis vasarą pastoviai turi būti drėgnas ir išbrinkintas. O jau kas būna, kai palaikai jį apie 3 ar 4 savaitės be vandens. Mediena susitraukia ir pradeda po tarpu degti vanduo. Ir tiek. Šito pusė kaip ir mažiau, bet vis tiek. Labai smagu. Pabandykim gal net užlipti ir beždžiami tiltą. Gerai, kad pasiruošę su tapkytėm, nereikės užšlapti. O tolumoj, net matot gandrą tolumoj. Pabandysiu pritraukti. O, vaikšto. O, koks linguojantis. Smagiai visai. Ką vištas? Gaidys koks. Kur bėgi? Nu, pasirodė koks esi. Nu. Smagu. Dauba vis apžėlus. Ten tolumoj gal ir matosi viržą, bet manau, kad sunkiai bus žiūrėti per šį video. Štai tokia pirtelė su kiauru stiklu. Viskas matosi super aplinkui. Smagu gyventi kaime. Smagu turėti tokias didelės teritorijas, bet kažin ar smagu tiek daug įdėti čia darbą, kad prižiūrėti, kad visur žolė būtų nupjauta ir viskas būtų tvarkingai ir panašiai. Gražus vaizdai, bent jau man asmeniškai mili širdžiai. Ir tiek. Ką? Manau, gal šiame video tiek. Jeigu reikės, įkelsim daugiau, žiūrėsim daugiau. Tad
Jeigu patiko, jeigu turit kažkokių pastebėjimų ar kažko, rašykit apačioj, palikit komentarą ir tiek. Ačiū Jums.